Labą dieną, mėlyjeji. Sveiki, sveiki. Kas jungsitės? Jau buvau šiandien išsigandusi. Galvojau, kad nebeleis oras pasivaikščioti ir parodyti jums nuostabiųjų sklypų šiandieną. Tradiciškai pasidalinu transliaciją keliose grupėse, tą kviečiu ir jūs padaryti, kol šiek tiek mūsų čia prisijungs daugiau. Vieną akimirką. Vau, koks fantastinis oras. O ką tik visiškai neseniai pliaupė lietus ir galvojome, kad jau mūsų planas šiandien nepavyks arba reikės skėtį įsigyti. Gerai, pasidalinau šiek tiek transliaciją. Kurgi čia jūs? Tai kas prisijungsite, parašykite, ar gerai mane matot, parašykite, ar girdite ir labai prašau, pasidalinkite transliaciją, galite užduoti klausimus, bandysiu sekti jūsų komentarus ir į juos atsakyti. Tai šiandien, kaip ir žadėjau, turime tiesioginę transliaciją iš parduodamų sklypų ir pirmiausia mes aplankysime vieną dar visiškai nereklamuota, kol kas portaluose, ar ne, šiek tiek esu užsiminusi apie šį sklypą ankstesniuose laivuose, tačiau aktyvios reklamos dar nėra, tai jūs, kas mėgstate būti patys pirmi ir pasinaudoti greičiausiai, karščiausiais pasiūlymais, tai šiandien proga yra jums. Ir kalbėsime apie namų valdos sklypą, tai visi, kurie planuojate statyti savo namus patys, dabar turėtų suklusti. Ir ne, dar tikrai yra ganėtinai geras laikas darbams ir statyboms, tai ir pradėkime. Tai kurgi aš esu, šiek tiek parodysiu aplinką. Kurgi aš esu? Na va, žiūrėkit, pabandykit atspėti, kurgi aš esu. Va, gražus namai kūrėsi aplinkui. Toliau matosi ramybės oazė. Dar kažkas statosi, ar ne? Na va, tai užuomina yra tokia, kad tai yra tikrai Kaunas. Ne rajonas, tai yra Kaunas. Ir pagal oficialius dokumentus esu kaip ir Panemunėje, tačiau taip labiau priskirčiau šią vietą Vaišvydavai, tai esame Panemunėje per brūkšnelis Vaišvydavoje, visiškai netoli, va dabar, automobilis atvažiuoja, čia mes išvažiuotume į tą pagrindinį Vaišvydavos kelią. Ir žiūriu, kur, gerai, galiu vaikštinėti toliau, nepervažiuos. Ir kam aktualu, aš pasidalinsiu tikslesniu adresu, kur galite atvykti, pasižiūrėti ir mūsų rasti. Bet dabar visi tie, kurie prijaučia šitai pusiai, Panemunė, Vaišvydava, kurie nori gyventi Kauno pašonėje, Kaune, tačiau labai gražioj tokioj ramioj vietoj, kur jūs galėsite mėgautis ramybę, gamta, tai yra vieta jums. Tai va. Kol kas, kiek aš čia esu, vienintelis automobilis važiuoja, natūralu, čia vis tiek žmonių gyvena. Ir mes eisime šiek tiek toliau, eisime į šitus laukelius pasivaikščioti. Ir tenai parodysiu jums būtent sklypą. Dabar pats privažiavimas. Aišku, čia matot, kad viskas yra čiki ir puiku nuo pat Kauno miesto. Ir toliau yra kelias toks kaip žvirkeliukas, bet matau, kad tikrai prižiūrimas ir papiltas. Ir kodėl sakau, kad jisai yra prižiūrimas, tai jūs patys pamatysit, per kokius kalnus reikės man čia šiandien nukeliauti iki pačio sklypo, nes darbai vyksta, aplinkui kūrėsi tikrai, pasižiūrėkit, čia yra. Kūrėsi nauja kūrėjai, jaunos šeimos, tikrai pakankamai stipri bendruomenė ir draugiški kaimynai. Tai manau, tikrai tokia puikia turėtų būti atmosfera čia gyventi. Nu, va, mato, čia yra toks miškiukas, kur vadinasi šitoj pusėje potencialiai čia jau nieks nebus statoma, čia jūs turėsite tokią ramybės
oazę, ar ne? Na ir toliau yra varteliai tokie. Ir žiūrėkit, Vaida šiandien ropos per akmenų krūvas. Tai darbai vyksta, privažiavimas tuoj bus iš tiesų labai puikus. Nu, kalbant dar šiek tiek apie vietą, ką norėčiau pasakyti, patogu tai, kad yra visiškai netoli ir mokyklos, ir darželiai, žinoma, prekybos centrai, pakankamai neblogas susisiekimas, net ir viešuoju transportu. Netoli yra labai mėgiamas Vaišvydavos karjeras, kur galite pasipliuškenti ir pasidžiaugti vasaros malonumais. Tai tikrai tokia smagi vieta. Nu ką, dabar bandom įveikti šitus kalnus ir keliaujame iki pačio sklypo. Kaip aprašėme, jūs ir matėt. Gerai, čia man reikia atsargiai, šiaip ne taip aš prieš 4 savaitės susilaužius buvau kojos pirštą, tai tikėkime, neįsilaušiu antrą kartą. Va, matot, kiek čia gėrio privežta, kad tik tai jums privažiavimas būtų kuo puikesnis. Va, statosi aplinkui jūsų kaimynai. Gerai, nubėgo mano mintis. Ką aš norėjau pasakyti? Nu, nesvarbu, vadinasi, prisiminsiu. Opa. Tai ne tiek daug, jau ten tolumoje iš tiesų matosi jūsų būsimų namų valdos. Tai beveik 12 arų namų valdos sklypas. Kas iš komunikacijų yra, tai yra elektra atvesta ir gale yra sukelta tikrai didelė 18 kW, tai galėsite drąsiai saulės panelės montuotis, ar nežinau, gal elektromobilį norėsite turėti, ar ne. Tai tikrai pakaks. Daugiau komunikacijų nėra, bet pagal projektus numatyta, kad ko gero tai turėtų būti vandens gręžinys, galėtų būti ir traidenis ar kita valymo sistema. Na va. Žinokit, mes jau beveik ir atėjom, čia žinokit, darbai vyksta. Va, žiūri, vyrai dabar žiūri, ką čia galvoja ta moteris daro su tuo telefonu. Tai va, gerai, tai dabar parodau, kaiminystėje iš tiesų yra dar vienas sklypelis, va čia yra įvažiavimas ir tokie nedideli pamatukai. Tai yra irgi tų pačių savininkų sklypas ir iš tiesų, jeigu jūs norite ir jum pavyzdžiui yra per maža 12 arų, jūs galite nusipirkti šalia esantį dar vieną sklypą, kuris yra netgi šiek tiek kokiu aru didesnis ir išsidvigubinti savo turimą sklypą. Tai aš jums galėsiu, jau kuriems bus tikrai aktualu, apie tai papasakoti daugiau. Nu, dabar žiūrim į pagrindinį. Va čia yra jūsų pagrindinis sklypas su namo pamatais. Va. Čia bus jūsų terasa, galite įsivaizduoti, čia bus jūsų namas, projektas yra, viskas yra paruošta, jūs galite sutaupyti labai daug laiko ir nervų beruošdami pačią dokumentaciją. Ir čia bus, matote, paruošta vieta, yra stoginė jūsų automobiliui, įvažiavimas. Ir labai daug darbų dabar vyksta, ar ne? Tai labai smagu. Ir sklypas, ribos daugiau mažiau. Vat vienas koliukas matosi. Kitas koliukas, nežinau, ar jų matosi iš tiesų. Va, turėtų matytis, ar ne? Sklypas yra pakankamai taisyklingos formos. Tai kaip minėjau, yra projektas. Yra visi dokumentai paruošti. Tai šitoj vietoje jūs labai daug sutaupote ir tie, kurie tiesiog nemėgstate knisti su dokumentacija, tai kam yra aktualu, parašykit man ar paskambinkit, parodysim projektą, koks yra numatytas namas. Tikrai yra gražus, šiuolaikiškas, derantis prie
prie bendro fono, ar ne, kas šiuo metu statosi aplinkui. Sveiki, kas jungiatės, matau vis viena kita kitė prisijungia, tai smagu, kad jungiatės, parašykit, ar gerai matot, girdit, gal turite klausimų. Tai va, gerai. Ką kalbėjau? Ai, tiesa, apie namą, ar ne? Tai yra labai didelis privalumas, kad viskas yra sutvarkyta tiems, kas nenori tiesiog knisti su biurokratija. Tai jūs pirkdami sklypą gaunate kartu, jums yra perleidžiamas ir leidimas statyti, ir projektas, ir visi kiti reikalingi dokumentai. Jums belieka realiai, aš atsisėdau dabar ant pamačiukų, įgyvendinti šitą projektą ir pasistatyti namą. Tai yra tiesiog jau imti ir statyti, daryti, kol dar šviečia saulė, kol dar geras oras ir kol dar statyboms labai tinkamas laikas. Tai va, aš įsivaizduoju, kad čia ko gero įsikurs ir gyvens šeima, galbūt ir su vaikais, turėsite tikrai daug laisvės, daug erdvės lakstyti, žaisti. Ar ne, savo sklype galėsite susikurti tikrai 12 arų, tai jau nėra toks visiškai mažytis sklypas, galėsite susikurti ir gražų apželdinimą, gal ir sodelį kokį sugalvosite, ar ne, čia labai smagu, kad va, tas miškelis ten yra, ar ne, tokia ramybė, tik tai nepavyko jums ramybės pademonstruoti, kadangi čia tie kelio darbai šiandien labai vyksta, bet kita vertus, smagu, kad vyksta, ar ne, atsiprašau, gerbūvis yra tvarkomas, nes kiek kalbėjau su savininkais, tai tikrai kaimynai yra tokie bendruomeniški, yra netgi ten kažkur tai tokia, dar kitą kartą galbūt parodysiu, pasiaiškinsiu detaliau, tokia kaip bendro naudojimo iš tiesų erdvė, kur aplinkiniai gyventojai turėjo mintį tokią kaip įsirengti visiems bendrą erdvę, gal kažkokią bendrą pavėsinę, susieiti, pasibūti, ar ne, kartu, kad visi galėtų, gatvelės gyventojai. Tų gyventojų čia tikrai nėra daug, 1, 2, 3, Jūsiškis būtų 4. namas. Ir, tokį pasibuvimam. Tai yra labai smagu, nes šiuolaikiniai visuomeniai iš tiesų žmonės yra pakankamai susvetimėję ir įlindę kas savo į savo namus, apsitvėrę tvorom ir savo erdvėje, ar ne, būnasi. Tai yra smagu, kad yra dar vis tokių atviresnių žmonių, kurie eina į kontaktą, eina į draugystę, kuria kažką tai bendro, bendrą nuotaiką, bendrą erdvę, smagią atmosferą, kurioje tikrai yra smagu jauku gyventi. Tai va, tai ką dar jums papasakoti? Dabar pasižiūrėjau, gal jūs turite man kokių klausimų ar komentarų, kol kas lygtais nematau. Saulė šviečia vis karščiau. Oi, neįdomu, baigšia. Ne, jau čia žinokit, dar čia burkstė traktoriai, reikės dar kartą atvažiuoti, jums parodyti, kokia atmosfera čia yra, kai būna ramu. O šiaip kviečiu visus, kas norite, pasidairyti, tiesiog pajusti, kaip sakau, vietos atmosferą. Duokite kontaktą, susitiksime čia ant pamatų, pasikalbėti, papasakosime daugiau, plačiau apie galimybės šitame name. Dar kas, kaip minėjau, jeigu ieškotės didesnio sklypo ir jums atrodo, kad yra per mažas, tarkime, ar ne, 11 su trupučiu arų, tai keliaujam dar truputėlį. Tai yra visiškai šalia, va čia yra, pamatot koliukas, riba vieno sklypo, pagrindinio su didžiuoju namu, čia yra riba ir yra dar vienas sklypas. Ir čia buvo pradėję šeimininkai statyti tokį kaip ūkinį pastatėlį, tai galite ar ne turėti kaip sandėliuką, pirtį įsirengti ar dar kažką, tai tokio ne tokio labai didelio. Ir kartu turėti tuomet, žiūrėkit, keliaujam dar pasižiūrėti ribus, čia matau, vat įvažiavimas dar vienas tada yra. Ir medelių šiek tiek yra vat pasodinta, tai jūs galite turėti didžiulį, virš 20
arų sklypą. Nu, bet daugmaž kur tie medeliai, ar ne? Tolumoje ten irgi koliukai matosi. Nu, ir tada jau turi tikrai didelį sklypą su daug laisvės kūrybai. Tai va. Tai tokie sklypai atkeliauja ant prekystalio į nekilnojamo turto pasaulį dabar. Kam yra aktualu, susisiekite. Pradinė kaina, kalbėsiu apie pagrindinį sklypą, kuris yra parduodamas, tai būtent su didžioju namo pamatais, ar ne, ir projektų, tai bus 50 000 eurų. Pradinė kaina yra tokia, galite atvažiuoti, galite apsižiūrėti, galit pasibūt, pajausti, jum čia faina ar ne faina, ar smagu, kaip tie žiogeliai čia čirpia ir vėjas plaukus kedena, ar visgi norit miesto šurmulio, tai pasimatuokit, pasisverkit ir galit pateikti ir savo kainos pasiūlymą. Manau, tikrai visus svarstysim galimus variantus, kad sklypelis rastų savo naujus namus. O kam yra aktualu didesnis sklypas, dėl kainos ir visų sąlygų perkant abu sklypus iš karto, pakalbėsim jau asmeniškai, tačiau galiu tikrai pasakyti, kad jum finansiškai labai geras variantas, ypatingai tie, kas nori didesnio sklypo, nes jūs kažin ar kur rasite tokio dydžio sklypą virš 20 arų už tokią palankę kainą, kokią yra pasiruošę savininkai jums pasiūlyti. Tai va, tokios žinios šiandien. Klampoju, kągi toliau. Nu, dar truputėlį parodysiu, aš jums nenoriu labai čia prifilmuoti dirbančių vyrų, nes matau, gal nelabai jaukiai žmonės jaučiasi, kad čia kažkokia keista moteris vaikšto ir viską filmuoja. Bet va. Nu, šiaip žinot, kas smagu. Va čia nieks neužstatyta. Čia va atsiras keli namai ir čia nieks nebestatys. Ten miškelis. Nu, tikrai faina vieta. Na, va, dabar paliekam tuomet traktorius ten toliau darbuotis. Laikelis būna ir tampa vis geresnis ir geresnis. Kad jums būtų lengviau pasiekti savo svajonių namus, tai manau, kad čia, kaip galvojat, baigs jie šiandien lygint? Manau, kad baigs. Dienos pabaigoje tie, kurie jau norės atvažiuoti, duokit signalą, aš pati asmeniškai jau vakare čia nebebūsiu, bet galėsit patys pralėkti, patikrinti, nurodysiu koordinatės, kur pasižiūrėti. Tai va, tai tie galbūt šiandieną, pirminiam susipažinimui, man asmeniškai vieta patiko. Kas jau mane stebit, sekat iš anksčiau, tai tikriausiai pastebėjot, kad aš mėgstu šiek tiek nuotolį nuo miesto šurmulio, ypatingai kada yra vaikai, atsirado mano gyvenime. Tai ypatingai pradėjau vertinti iš naujo, prisimindama savo vaikystę praleistą gamtoje. Tai tą laisvę, nerūpestingumą, mieste tokių suvaržymų kur kas daugiau būna. Ir apskritai kažkaip šiuolaikiniam tempe, bent jau aš asmeniškai pavargstu nuo miesto šurmulio. Tai man tokios vietos, kur aš nežinau, ar jūs girdit, kur tu girdi tą vasarą pievą, žiogus, šnarančius medžius. Nu ir traktorių, man jos imponuoja. Man asmeniškai jos labai prie širdies. Tai, bet vėlgi, vieną, ką aš kalbu, kitą, ką po to parodysim per nuotraukas, aprašysim, bet yra visai kita emocija, kai patys atvažiuojate į vietą ir tiesiog, kaip aš sakau, pasimatuojate pagal geriausią kompasą, savo širdies kompasą, ar jums tinka ar netinka, kaip jūs čia jaučiatės. Tai tiek, šiandien viskas, keliaujame toliau. Su visa savo komanda šiandien, žinokite, keliaujam, dar aplankysime, planuojam aplankyti ir kitus klipus, šiek tiek pasikalbėti, irgi pasižiūrėti, kas tai per vietovės, kad jum parodyti detaliau ir tiek. Jei turėsite klausimų, užduokit, jei norit apžiūrėti realiai, duokit signalą, nurodysiu koordinatės, jeigu norit pamatyti
namų projektą, koksai yra numatytas ar ne, ar tai atitinka, netitinka jūsų viziją, irgi duokit žinot. O taip pat, kam yra reikalinga pagalba parduoti nekilnojamą turtą, neturite tam laiko, nežinote kaip, nežinot nuo ko pradėti, nepavyksta vienam ar su kitais agentais, galite taip pat kreiptis, papasakosim, ką galime pasiūlyti mes, kaip mes matome jūsų problemą ar ne, ir kaip galime ją išspręsti. Tai va, tai tiek. Bėkit į lauką, kol saulė šviečia ir nelyja, mėgaukitės vasarą, nuostabios dienos ir sakau iki greičiau.